Ar žinojote, kad Lietuva turėjo vienintelę branduolinę elektrinę Baltijos šalyse? Taip, ir ji gamino net 60% visos šalies elektros. Bet kodėl jie teko uždaryti? Įdomu tai, kad Ignalinos atominė elektrinė naudojo tokio pat tipo reaktorius kaip ir Černobylio elektrinė. Po Černobylio katastrofos 1986 metais tarptautinė bendruomenė sugriežtino saugumo reikalavimus, o mūsų elektrinė jų nebeatitiko. Kadangi Lietuva norėjo tapti ES dalimi, ji privalėjo įgyvendinti ES nustatytas sąlygas. Viena iš jų buvo būtent Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Tai buvo didžiulis iššūkis, bet dabar Uždaroma. elektrinė nekelia jokio pavojaus ir neteršia aplinkos. Tai unikalus projektas, parodantis, kaip sėkmingai sprendžiami tokie didžiuliai tarptautinio lygio projektai. Nepamirškite pasidalinti šiuo įrašu ir pakomentuokite, ar jūsų nuomonė vertėjo uždaryti Ignalinos atominę elektrinę.